Žiūrėkit, kur mes esam. Už nugaros vaizdas turbūt primena kokį eilinį daugiabutį, tačiau mes dabar stovime Rudausių kaime. Atokiau nuo miesto vieta, nuo tokių miestelių netgi mažesnių, apsupta gamtos. Yra ir tokia ir pelkė, ir miškai, tai ir laukai, tai tokia, kaip galima sakyti, žalumos oazė. Pirmas man bent jau įspūdis buvo toks, kad ne tai, kad atvažiuoji į kažkokį kaimelį ir yra tokie gyvenamieji pastatai, vienbučiai, bet tu atvažiuoji ir pamatai labai daug daugiabučių. Tai pirmas klausimas atstovė irgi buvo, kodėl čia tiek daug daugiabučių, bet sako, ten toliau yra visko. Kiekvieną rytą 7-8 valandą girdėdavom gaidžius, o tu šalia aplinkui matai tos daugiabučius. Tai toks irgi kaip ir kaimo ir tas miesto kontrastas, tai buvo labai įdomus. Savanoriai su vaikais statome struktūrą, kaip tam tikrą viešą erdvę, kurią jie galės naudotis ir kuris stovės jau daug ilgiau mums išvykus. Aprodysim, kur ir ką darome. Tai kadangi labai karštos dienos, nelabai turim pavėsio, tai matot, va čia mūsų tokia kaip ir būstinė, gal taip šalia labai balkonų, kur turime tam tikrų problemų su gyventojais. Ir mes čia įsirengę tam tikras pjaustymo tokią būstinę, kur vaikai ir mes kartu pjaustum medį. Tai iš pat pradžių buvo pasirinkta kryptis, į kurią jisai žiūrės, tada pasiruošėm polius, buvo paruoštas terasos karkasas, po to ėjo terasos atramų sudėjimas, sulyginimas ir sienelės karkaso montavimas. Čia irgi taip pat pora savanorių, Nedas ir Emilija, kurie prisideda ir mums padeda. Tai va čia matote bus terasos pamatai ir ta sienelė, kur mes po truputį ją jau įrengėme ir tikėkime šiandien vakare jinai jau stovės. Iš pat pradžių kūrybiškumo jausmas labai yra geras, kai kuri tiesiog bandai sukurti kuo geresnę erdvę ir panašiai. Tačiau, kai prasideda jos realizavimas, yra abejonių, ar tikrai to reikėjo. Tačiau, jeigu pasistengi, kol kas dar nenuvylė žinios ir gebėjimai. Reikėtų atsižvelgti ir į tuos žmonės kartais, kurie bandys įgyvendinti tavo projektą. Tai tos truputį to susipažinimo su realybė yra gera pusė. Tada komandinis darbas labai svarbus. Priprasti prie to, nes tikrai bendravimas su žmonėmis architekto yra turbūt gal net ir kasdienybė kartais. Tas visas, ta kantrybė su žmonėmis, tas bandymas rasti bendrą mintį, tikrai prideda patirties taškų dalyvaujant kadė. Iš statybos mes dar šlifavome medieną, tiek rankiniu, tiek su tą mašinėlę. Taip. Man buvo tekę naudotis, bet pirmą kartą, kaip tik šiandien, pabandžiau pjauti medieną su pjūklu. Tai įdomu. Ir va čia mūsų vaikai. Kaip sekasi? Gerai. Nepavargot? Ne. Jo, kadangi labai karšta, mes šiek tiek slepiamės, darom tokias paužas, kad neperkaistų galva. Kai pamatėm, tai mus visus labai sužavėjo ta vieta, nes jinai tokia slapta vaikų būstinė. Bet problema ta, kad čia privati valda, tai mes negalim ten kažko labai statyti, bet nuėjom pakalbėti su savininkė sklypo ir jie sutiko. Mes pasakėm, kad mes tiesiog išvalysim visą tą erdvę ir hamakus ar ką nors tokio pakabinsim, kad būtų vaikam linksma. Lemputės pakabinom. Automatiškai įsijungia nuo saulės baterijų. Aha, jo, į senukus važiavom. Gal tik klaidą padarėm, kad biškį per anksti užklijavom, uždėjom tą hamaką, nes vėliau pusę laiko visi vaikai tik ten ir būna. Biškį neprisijungia prie darbų, bet pusę su mumis visada, tai viskas gerai.
nėra, kad nespėjom tikrai. Ir jie visi labai entuziastingi, tikrai labai mums padeda. Nu, kai kurie porą pasėdėti ilgiau mėgsta. Bet labai suprantama, nes labai karštos dienos ir mums patiems labai sunku ir aš įsivaizduoju, kad vaikams čia tikrai neįprasta ir visai sunkus darbas. Va čia padangos, kurias ištraukia vaikai. Mes galvojam, gal padarysim jiem kaip staliukus. Jų tam būsiniai. O, Danieliau, labas. Kaip sekas? Interviuojam. Ai, tai čia dar vyksta darbas, pasirodo. Privati vaikų valda. Taip, čia yra privati vaikų valda, tai čia mes jūs įsileidžiame tikrai ekskliuzyvinis momentas, nes žinai, vaikai gali ateiti. Tai va, tai čia, kur jūs matot, tai čia viskas buvo tokia tvora ir šakos, mes šiaip praeidinėdavom pro čia, tai vaikai viską išvalė ir mes pakabinom hamaką ir, nu, čia aišku labai gera, nes pavėsis. O čia turbūt... A čia paprastai gulim. O čia vat lemputės. Čia mūsų zona, kur galim pailsėti. Ir kai atvažiavo architektai, mes parodėm, kad norėtume čia sutvarkyti ir visi kartu tą ir padarėme. Taip daug darbo, šiukšlės rinkom, tvorą va šitą medį kirpom. Medį. Ne medį, o tvorą. Medį irgi. Medį. Ai, taip irgi. Medį pjavėm. Jovėm, mane pjavėm. Let's get scratching. Hey, keep quiet down there. Paskatino turbūt ir tarpusavyje kažkaip galvoti, kaip elgiesi, nes supranti, kad turbūt rodai pavyzdį, net kai aktyviai nesistengi to pavyzdžio rodyti, nes tiesiog būdamas suaugęs šalia vaikų, rodai jiems kaip, ir jie labai žiūri į tos ypač atvykusius, kurie kažką čia įmasi daro, tai kažkaip labai stengiamės, žodžiu, pagalvojom, kaip čia reikėtų elgtis, kaip nereikėtų ir turbūt tarpusavyje, komandoje, nes vis tiek gana intensyvus tas grafikas, darbo daug, labai iš anksto nesuplanuosi, tai viskas taip kiekvieną dieną ir tos įtampos šiek tiek jautėsi, nes ir nuovargis, ir tos oro sąlygos nepadėjo, ir toks šiek tiek, bet vis tiek kažkaip atrodo pasižiūri, vaikai visą dieną pavargę, bet jie visada pozityvus ateina, žaidžia, jie pavargsta, nueina pabūna, bet tikrai, labas. Tai dar Dominikas ateis. Gerai, bet kažkaip nebuvo tokių, labas, bet nebuvo tokių kažkokių didelių iš jų pusės ar tarpusavyje, kad kažkokių pykčių, įtampų, irzulio galų gale, ko galėjom tikėtis. Tai manau, kad ir mes to paties, pasižiūrėjus, natūraliai persijimi, tada nesinori kažkaip. Norisi sklandžiai taip viską ir taip ir pavyko. Man tai gal tas labiausiai nustebino, kad ten, pavyzdžiui, kai yra labai pjauti daug malkų, lentų, ne malkų, tai jie noriai tą daro ir tiesiog labai faina, kad tu gali pasidalinti visais darbais, nereikia tau daryti už kažką. Tiesiog jaučiasi, kad tai daro visi, o ne, tarkim, tik atvažiavę savanoriai. Tai tiesiog trūksta kažkokios kaip erdvės, kur jie galėtų žaisti. Ir antras dalykas buvo, kad trūksta šešėlio. Tai, man atrodo, iš to ir gimė tas statinys, ką pastatėme. Tai, kad jiem reikėjo tiesiog tokios kaip platformos aikštelės, kur jie galėtų žaisti, atsisėsti, bet tuo pačiu ir kažkokios jaunutės, kuris sukurtų šešėlį. Man įdomu, kaip tai pavyko, kad susiklijuotų ir komanda taip labai, sakyčiau, gerai. Ir vaikai, visi nepažįstami žmonės, dar nežinantys, ką darys, kartais nežinantys tuo metu, kai daro, ką daro. Ir labai kažkaip savaime tarsi, bet ta savaime kažkas yra tame.
Tai vat aš šitą išsinešu ir labai norėčiau išsiaiškinti savo galbūt arba aptarime, sugrįžę galbūt visi kažką dar parsinešime kažkokių minčių ir aptarsime, kur yra čia ta paslaptis. Nes man atrodo esminis dalykas, vat, kad visi galėtų per tą trumpą laiką taip labai susijungti ir padaryti.